Sveiki visi, tamsinsim langus šiandien. Iškart pasakysiu, darau tai pirmą kartą. Vakar užtamsinau iš anos pusės štai šitą stiklą ir šitą stiklą. Video nebus, ta prasme, mokyt, kaip reikia daryti, nes iš tikrųjų, ką čia gali pamokyti, kada pats tai pirmą kartą gyvenime darai. Tai va, ir šiandien dar laukia, aišku, pagrindinis sunkumas, tai galinis stiklas. Nežinau, kaip išeis, nežinau, kaip čia bus. Pasistengsiu viską parodyti, kaip yra, kokie trūkumai, kokie sunkumai man, pavyzdžiui, iškylo. Vat, gal kažkam bus naudinga, kažkas sugalvos irgi tamsinti ar ką nors. Taip, ir pirmiausia, ką aš naudosiu. Štai pirkau va tokią plėvelę. Plėvelė yra 3 metrų ilgio, 50 cm plotis, 3 metrai ilgio, 10% Black Dark, firma yra All Barnus, kažkokia tai nežinau kieno gamyba, va, yra parašyta, kilmės šalis Singapūras. Taip, pirkau 2 ruloniukus tokius, neužteko man, reiškia, vienas toks atliko gabalas apie pusę metro kažkur, kuris netinka dabar ne vienam langui. Yra plius vakar pirmam stiklui apie pusę metro kažkur tai sugadinau, išmečiau. Vat, tai teko dasipirkti, kaina yra 15 litų. Už vieną ruloną tą. Pirkau turgui, šiaip paskui pasigailėjau, nes radau tuose senukose pačiuose lygiai tokia pati. Kita firma, aišku, gal jinai kažkom blogesnė, nežinau, bet šiaip irgi 50 pločio, 3 metrų ilgio, 10%, ten kainuoja apie virš 8 litų. Tai vat. Beveik dvigubai pigiau. Gal nežinau, iš tikrųjų, gal jinai ten kažkokia prastesnė ar ką. Tai vat. Paskui iš įrankių, ką aš čia nieko ypatingo neturiu va tokį va seną. Langam plaut, guminį nuvalyt, paskui vandeniu. Kempinėlę paprastą. Skuduriukai. Komplekte eina štai va toksai va plasmasiukas. Lygint plėveliai ir taip pat eina peiliukas. Va toksai, tai faktiškai, aišku, įrankių gal ir mažai, profesionalai, aišku, turi daugiau, geresnių. Ką turim, tą turim. Ir pirmiausia reikia mums paruošti vandenuką. Aš naudosiu paprastą fairį. Jisai sudėti, man atrodo, neturi jokių baliklių, jokio chloro neturi, tai neturėtų jisai pakenkti plėveliai. Taip, ir įpilsiu aš jį tenai, įlašinsiu. Gal va tiek. Va tiek, vienu žodžiu, aš įlašinau, ant dugno ten matosi. Labai daug nereikia. Kažkur, kokie, nežinau, ant šito, šiaip čia telpa litras. Aišku, dabar nėra čia įpiltas litras, biškai mažiau. Tai aš įlašinau gal kokius, 7-8 lašus tokius, normalius. Taip, dabar išmaišysim. Tokį jo purkštuvą būtinai reikėtų kažkokį. Seną aš išpyliau, čia buvo klineris ten. Stiklui išpyliau paprasčiausia. Pakratysim. Dabar gerai išplaunu langus.
Pirmiausia, kodėl plaunam iš išorės? Todėl, kad iš šitos pusės pridėsim plėvelę, kad mum būtų patogiau išpjaut, kad ne iškart iš vidaus pradėti. Va, kiek purvo. Lygiai tą patį padarom iš vidaus. Aišku, iš vidaus net reikėtų faktiškai dar geriau. Dar papurkšim. Nu, ant pačio galo dar pavalysiu dar su šito va, spiritinis kažkoks tai stiklų valiklis. Paimsim švarų skuduriuką. Kvapą spirituko. Štai čia yra instrukcija. Kam įdomu paspaskyti pauzę, perskaitykit. Taip, ir pirmiausia, mums dabar reikėtų sužinot, kurioj pusėje, dėl to, kad mes tai darom pirmą kartą, ne, kurioj pusėje mums reikėtų sužinoti, yra apsauginė plėvelė. Štai va čia va. Štai va yra pagauta. Vat yra, matosi, šitą baltą permatomą paprasčiausiai jinai apsaugo šitą, o čia vat yra jau klijai. Šitą pusę mes klijuosim iš vidaus. Iš vidaus, tai vat. Reiškia, rulonė yra iš šitos pusės. Tai mums dabar paprasčiausia reikia šitą pusę priklijuoti ant stiklo. Paskui mes, kai nuimsim tą permatomą plėvelę, tas lipni pusė ta bus iš šitos. Ir mes nueisim iš vidaus ir klijuosim ją taip, ne? Nu, bent jau taip, prieš darant taip aš pažiūrėjau porą filmukų, kaip ten irgi žmonės rodė, kaip ką daryti. Nu, vat jie va taip ataiškino, nu ir mes bandysim tą patį atkartuoti. Tai pirmiausia,
Taip, sušlapinam čia. Kad jinai pas mus prisiklijuotų. Ir dabar atpjaunam mes biškį daugiau. Taip, po to, kai mes ją atpjovėm, mums dabar reikėtų atpjauti dabar tiksliau, o tiksliau mums reikia atpjauti va šitoj pusėj. Štai va čia va yra juodi taškiukai. Ten, kur baigėsi juodi taškiukai, kad va ant juodos tos juostos jau grinos, kad užeitų, nu, aš užleisiu gal kokius ten 2 milimetriukus, kad paskui iš vidaus netrukdytų man tas plastikas tenai. Tai va, nu ir dabar išpjaunam. Nu va, čia gal toks vienas iš pagrindinių dalykų tokių, kad būtent atpjauti tinkamo dydžio plėvelę. Taip, nu plėvelę išpjoviau aš dabar va taip va. Ne visai lygiai, aišku. Nu, jinai dabar biškį užeina po 2 mm kažkur tai ant tos tamsos zonos. Tai neturėtų matytis nieko tų nelygumų. Taip, nu va, nuėmiau šitą. Dabar gerai reikia sudraikinti tos klijus. Kad neliktų tokių sausų vietų visai. Taip pat reikia išplauti pirštus, sudraikinti. Nes dabar imsim būtent už tos lipnios pusės. Taip, ir dabar va šitą lipnę pusę mūsų, va taip mes ją paimsim ir lygiai taip pat tik tai iš vidaus pridėsim. Pabandysim pridėti, aišku. Dar neaišku, kaip išeis. Taip, iš vidaus dabar labai gerai reikia irgi sudraikinti patį stiklą.
Einam į vidų. Atsargiai paimam, vat labai blogai daryti tai lauke, nes vėjas pučia ir gali paprasčiausiai jinai susiklijuoti pas mus ir į bušakės. Taip, nu va. Pridedam, va taip va dabar maždaug. Taip, reikia čia užkištanio. Jo, svarbiausia, kaip aš aną kartą tą anašoną dariau, ir ten biškį didesnį aš padariau tą plėvelę. Ir jinai pradėjo man kliudyti už to plastikų visur. Dėl to ir susigadino gabalas. Dėl to geriau daryti, kad va ant tos, kur baigėsi tie taškiukai, maždaug ten, milimetras pus 2. 2 nedaugiau tikrai. Aišku, reikėtų pažiūrėti, į kaip pas jūs tenai skirtingose mašinose, aišku, gali būti skirtingai. Žiūrėsim, tuoj. Taip. Biškį dar taip palyginam. Sudrėkinam irgi šitą, kad labai neišraižėt jo. Taip, ir lyginam kaip Anglijos vėliava. Iš šonus. Iš centro, iš šonus. Jeigu atsiranda kažkokios raukšlės, va tokios, biškį ištempiam ją į šonus. Dabar bandom išvaryti vandenį iš vidaus, to iš po plėvelę. Nes va, jo tenai nemažai lieka. Šitas langas šiaip yra išgaubtas irgi. Gal reikėjo biškį ir feną panaudoti, nežinau, bet nuo aną pusę išėjo vis tiek man padaryti be feno. Tai gal ir šitą pavyks. Taip, dabar galutinę jau davodkę tokią padarysim. Paimam skudurą kokį nors ir tą plasmasiuką, kad nesubraižėt. Apvyniojam. Ir išvarinėjam galutinai vandenį.
yra raukšlės. Matosi biškį. Pabandysiu parodyti. O dabar vat, kaip vanduo eina. Čia būtent jau viduj. Nes ant pačios viršuj jau vandens nėra. O būtent po plėvelę, va, ten matosi biškį tokia bangelė. Tai va, tą visą vandenį reikia išvaryti. Darom. Iš pradžių gražiai išplaunam, iš vidaus, iš čia, sudrėkinam. Taip, plėvelę vėl paimam tą pusę, kad būtų biškį užleidžiam. Taip, gal reikia atgal. Taip, nu šitas stiklas biškį sudėtingiau. Kad būtų lengviau, reikia atidaryti biškį. Atidaryti biškį stiklą, langą tą. Viršų nupjaunam palei stiklą. Ir šitą šoną jungiam. Stengiamės atsargiai, nes paskui
matysis. Va. Dabar štai mes jau turim čia tokį orientyrą, į kurį mes paskui galėsim. Taip, dabar uždarom. Ta stiklą nepilnai uždarom. Jeigu plėvelė nuvažiavo biškį, palyginam palei pat kraštą. Plėvelė būtų lygiai su to kraštu. Šitoj pusėje nupjaunam, labai daug gal nereikėtų užeiti. Kokius vat, jeigu mes toj, kad už tos gumos krašto vat šito, kad nu 2 milimetriukus, nedaugiau. Daugiau tikrai nereikia, nes paskui bus labai sunku iš anos pusės ten kišti. Tai va, nupjaunam čia. Žiūrim, kad viršus būtų lygiai palei tą stiklą. Arba galim paprasčiau padaryti dar. Paimam plėvelę visą šitą. Įstumiam į šitą pusę ant 2 mm. Ir tada pjaunam lygiai palei kraštą. Prispaudžiam su tą plasmasę. Dabar vėl paimam, sulyginam su šito kraštu, taip viršui ir šonas, kad taip. Taip atsipjoviu plėvelę. Taip, nu dabar reikia nupjauti tą apačią. Apačią pjaunam, pasižiūrim, kiek čia reikėtų maždaug, kad jinai užeitų už tos gumos. Va šitos va. Tai ten reiškia kokį, centimetrą gerą po šito jau. Tai vat, vienu žodžiu palei tą gryn palei va šitą va gumą galima ir pjauti. Prilaikyti reikia. Gerai, su viena ranka neišeina man. Nu dabar vėl ką, sudrėkinam iš vidaus. Vėl sušlapinam labai gerai, kad vanduo tiesiog bėgtų. Karočiui, chebra, kai darysit jau 3-4 langą, jau išmoksit.
tas vėjas tai ir užknisa. Tai pradarom dabar langą ir palei patį kraštą. Ta, kurį viršutinį mes apjojam gražiai. Nu ir vėl šarinėjam vandenį. Raukšlės išlyginamos čia biškį greičiau jau. Geriau. Taip, nu dabar uždarom jį biškį dar aukščiau. Mes galėtumėm ne pilnai, bet kokius 5 mm ten paliekam. Bet kad mes galėtumėm tą apačią sukišti. Nu va taip atrodo mano tie stiklai dabar. Paskutinis šitas durelių, kur dariau, išėjo taip, nu vidutiniškai, negaliu pasakyti, kad labai kokybiškai, nes iš tikrųjų papuola va šiukšlyčių, va tokių visokiausių, burbuliukai tokie gaunasi. Yra jų čia tikrai mažiukų papuolė tokių. Ir dar viena yra, va čia va yra raukšlė tokia, neišėjo niekaip išlyginti. Vienu žodžiu yra broko tikrai. Nu aišku, kai pats savo darai, nu tada jau iš tolo nesimato, bet iš tikrųjų reikia daryti vis dėlto patalpoj, kad būtų švaru, kad nebūtų jokio vėjo, nebūtų dulkių jokių. Nu va taip, nu išėjo taip kaip išėjo. Taip, nu ką galima pasakyti, gerbėmieji. Šonai išeina normaliai palyginus, tikrai pačiam galima užtamsinti. Pabandžiau aš galinį stiklą su fenu. Nieko man neišėjo, tikrai reikia patirties, reikia dar bandyti.
tą gabaliuką, kur aš turėjau ten atlikęs, pas mane buvo pusę metro. Pabandžiau, karočiui, nieko neišeina, sugadinau tik tai viskas. Dėl šonų, aišku, galima pačiam tikrai yra, aišku, broko yra tam tikrų niuansų. Aišku, geriau daryti tai patalpoj, iš tikrųjų, nes vėjas, dulkės, visur jeigu kažkas papuola, ten jau gaunasi burbuliukas. Jeigu kažkoks gabaliukas ar kažkas, tai jeigu, aišku, kiekvienas pats apsispręs, ar apsimoka važiuoti į servisą, ar geriau pačiam pabandyti, tai irgi nėra labai pigų, nes reikia pirkti feną, plėvelė irgi kainuoja, plus laikas, nervai ir taip toliau. Aš patenkintas, man išėjo tos šonus bent jau. Vis tiek jau į saloną jau negali kažką jau taip jau žiūrėti. Iš gatvės jau, iš išorės, ne? Tai o jūs jau patys, jeigu, aišku, gal kažkas turit kokių nors patarimų, ten, kaip geriau tamsinti, kažkas moka iš jūsų, ten, pavyzdžiui, geriau, tai tikrai rašykit komentaruose. Labai būčiau dėkingas, nes tikrai norėčiau pats faktiškai vis dėlto išmokti biškį geriau daryti. Ir tiek šiam kartui. Visiems sėkmės ir iki kitų susitikimų.